kovojo, kokiais rezultatais laimėjo arba pralaimėjo ir kas išėjo iki finalo. Mes turim labai įdomią dvikovą šiaip, Latvijos sportininką ir sportininką iš Sudano. Na čia ką ir kalbėjai, kad šiose varžybose yra ir lankininkų iš tolimų šalių. Turbūt įdomu yra patiems lietuviams įvertinti, kaip sekasi, tarkim, lankininkams štai iš Sudano. Nikolajus Sinikovas ir Achmedas Galalas Eldinas. Taip, čia kolegos pasakojo, kad tas sudanietis minėjo, kad sakė, pas juos sportininkų nėra daug Sudane, pas juos sunkiau su įranga, aišku, nes ten vis tiek yra ir tiekimai visi viskas. Čia Europoje pas mus lengviau šiek tiek su tais dalykais. Tai matomai nėra jam lengva, bet yra norinčių, kurie šaudo ir pirmas šūvis jo yra 10 taškų, prašom, jisai. Galalis Eldinas yra Afrikos vicečempionas. Taip, ir tas kol kas matosi. Įvertinti, kokia situacija yra Afrikoje, bet toks pasiekimas. Šiaip Afrikoje yra sunku tapti čempionu iš tikrųjų, nes Afrikos yra labai daug valstybių, aišku, ne visi ten šaudo, bet yra tikrai šalių, kuriuose šaudoma išlanko. Ir tų šalių yra daug, žmonių ten yra daug ir principiai yra Afrikos čempionas, tai yra rimta iš tikrųjų, nes ten tapti čempionu tai yra reikalų. Tai va, ir dabar gavosi, kad mūsų Achmedas iš Sudano laiminėja kol kas šią kovą, nors Latvijos sportininkas tikrai stiprus, jisai tikrai gerai šaudo, Lietuvoje buvęs ne kartą ir matėm, kaip jisai čia laimi ir auksą. Na ir kol laukiame tų oficialių rezultatų, gal šiek tiek apie šių lankų specifiką. Čia yra paprastieji lankai, tradiciniai vadinkim, tai yra jau matom konstrukciją kažkokią, tai yra rankena ir šakos, tie lankai susideda iš 3 dalių, plus templė aišku. Tie lankai dar negali turėti jokių, sakysim, kažkokių stabilizuojančių ilgų detalių, yra tik maži stabilizatoriai prie jų prisukti priekyje, bet jie negali turėti ilgų stabilizatorių. Taip pat šitie lankai negali turėti taikiklio. Tai yra šitie lankininkai irgi taikosi daugiau intuityviai negu pagal taikiklį, kaip vadinkim, vėlesni lankai, kurie bus čia. Su jais šaudyti irgi nelengva, šiaip irgi maždaug džiaugiasi pataikę į geltoną, sakysim. Tikrai yra smagu, kad šie sportininkai ir pataiko į geltoną, nes tikrai žinau, kad tai yra nelengva. Achmedas Galalis Eldinas laimėjo pirmą setą, ten buvo pakankamai aukšti rezultatai. Ir galima atkreipti dėmesį į paėmimą, kurioje vietoje templę ima lankininkai. Sakysim, pirštais. Šitas lankininkas sudanietis ima maždaug 5 cm po strėlę, Latvijas ima dar šiek tiek žemiau, apie 7 cm galbūt netgi. Vėlesni lankų tipai, kurie bus olimpiniai, jie jau ima strėlė atsiranda tarp pirštų, tai yra viršutinis pirštas virš strėlės ir 2 po apačią. Tai kitaip yra. Kol kas pats prašiausias Achmedo mėginimas. Čia yra 10, tai čia yra geras jau. Na, kalbėjome apie psichologiją, kai nepataikai. Kokia yra atvirkštinė psichologija, kai pataikai taip tiksliai? Atvirkštinė psichologija gal net nežinau, tiesiog pataikai ir aišku norisi dar kartą į ten pat pataikyti, bet ne visada tai pavyksta. Tiesiog aišku džiaugiesi, tikrai džiaugiesi, nes norisi pataikyti į 10, sakysim, tai yra maksimalus rezultatas, bet tokios gal kaip psichologijos kaip ir nėra, tiesiog šaudai stengiasi vėl tą 10 pakartoti, nes taip norėtųsi. Čia 2-2 po 2 setų. O čia jau įdomu. Nikolajus
Sinikovas iš tikrųjų atsitęsė po pirmo prastesnio seto. Ir laukia mūsų dar ir trečias, ir ketvirtas setas. Tikrai taip, kova labai įtempta. Iš tikrųjų įdomu žiūrėti tokią kovą, kada lankininkai vienas laimi, tai kitas laimi, pirmauja, ta prasme labai įdomu. Ir rezultatai tuo pačiu yra geri. Taip. Ir ką parodo, reiškia, Sudane nors ir nėra daug lankininkų, bet lankininkas tikrai neblogai pasiruošęs, rezultatai jo tikrai neprasti. Jis gali laisvai konkuruoti, sakysim, su vienu geriausių Latvijos lankininkų. Labai susikaupęs atrodė Achmedas Galalis Eldinas. Abudu po 8 pataikė. O Latvijos sportininkas 10 pataiko. Tolinė atsilieka Achmedas 9, Galalis Eldinas. Šalia kol kas viskas šalia. Paskutinė strėlė greičiausiai nulems, kas gaus daugiau taškų. 7 taškai. Bent jau šansą sudaniečiui paliko Nikolajus. Tikrai taip. Ir 6 taškai. Tai yra 7 taškai irgi. Teisingai, tai 1 tašku tik tai. Neišnaudoja to šansą Galalis Eldinas. Taip. Aišku, dar palaukime. Nikolajus panašu, kad susikaupė ir bando nepasiduoti. Nors pirmą setą pralošė. Tas 10-tukas galiausiai atneša tuos dar 2 taškus, 4-2. Šieks toks nusivylimas buvo Galalio Eldino veide. Žiūrėsime, kaip pavyks lankininkui iš Sudano atsitiesti ir dabar jau parodyti savo tvirtybę ir tvirtą psichologiją, kuomet jau klysti nebegalima. Man šiaip įdomu, Sudanas, Afrikoje, aišku, ten gal nėra visą laiką šilta, bet jie turėtų lauke daugiau šaudyti negu viduje šiaip, nes ten vis tiek šilčiau negu žiemos turbūt net nebūna normalios. Tai keista, kad lankininkas viduje visai neblogai jaučiasi patalpose. Achmedas šauna pirmas, nes jis atsilieka šiandien, 7 taškus jisai pataiko. Sudane dabar 39 laipsnių šilumos iš tikrųjų. Nikolajus 8 taškai. Pas mus štai balti vaizdai, žiemos vaizdai. 8 taškai. Kova labai artima iš tikrųjų. Žiūrim, ką pataikys Latvijos sportininkas. 8 taškai. Čia panašu ir vėl 1 taškas gali nulemti viską. 8-8-7 pas Achmedą turėtų būti. 7 taškai. Čia bus įdomu. Teisėjai turi patvirtinti rezultatus, nes ne viskas gerai matosi, bet manau, kad čia labai arti bus. Dar vienas setas yra baigtas, ir dabar belieka lankininkams laukti. Lygybė. Lygybė, taip. Po 1 tašką gaus lankininkai. 5-3. 5-3 bus taip rezultatas. Ir būtų įdomu, aišku, pamatyti rezultatą 5-5, kur po to vyksta persišaudimas. Dabar sudaniečiui reikia prisiminti pirmą setą, kurį jis laimėjo 27-24. Tikrai tai būtų smagu. Vėliau Nikolajaus buvo 2 setai paeiliui, kuomet po 1 ir 10 jis sugebėdavo surinkti.
Sudanietis šauna pirmas, taigi šioks toks gal ir privalumas, sakysim, nes tu nežinai, ką pataikė sportininkas, kai tau reikia vytis jau, tai irgi toks jausmas įdomus, nes jeigu jis pataikė 10, tu turi pataikyti 10, o tada išmuša tave iš gero šūvio, nes tu nori tiesiog 10. O čia iššauna pirmas, tai turi šiek tiek gal ramesnį tokį šūvį, nes nežino, ką sportininkas kitas pataikys. Ir va 10. Labai gerai. Nikolajaus atsakymas. Čia apie ką ar kalbėjai, vienas surinko 10, kitam jau reikia atsakyti. Ir va čia jau nėra labai gerai. 5 taškai turėtų būti. O va 10 taškų, jo, nu čia sudėtinga. Dabar realiai sudaniečių reikia pačio geriausio šūvio. Tai yra 10 taškų ir tikėtis, kad konkurentas nepataikys 8. Nėra blogai, bet Latvija šaudo pakankamai gerai, manau, mažiau 7 neišaus. Ir čia jau sudaniečiui turbūt, kaip ir sakiau, 8 taškai. Gerai pradėjo su sudanietis, bet tas antras mėginimas buvo kiek prastesnis ir Nikolas. Antra strėlė, 5 taškai jau šitam lygyje, jau matau, kad jau čia yra nedaug ir dėl to vat jis ir pralošė. Aišku, visur jaudulys. Galima patvirtinti Nikolajaus pergalę. Šį setą 3 taškais laimėjo Nikolajus ir jisai laimėjo bendrai dvikovą laimėjo.